Sveiki. Su jumis laida Kodėl. Šiandien mes bandysime įsiaiškinti, kodėl vis dėlto mokiniai blogai mokosi. Tai mums padėjo įsiaiškinti keletą žurnalistų, kurie uždavinėjo klausimus mokiniams ir mokytojams. Taigi nusprendėme įsiaiškinti ir uždavėme klausimą, kasgi skatina blogą mokymąsi. Štai pažiūrėkime, kaip atsakė gimnazijos mokiniai. Direktorius. Direktorius. Socialinis. Turbūt direktorius. Pikačiu. Mano Rimas. Aš. Tai direktorius. Ar ne? Na, o kągi mokiniai veikia per pamokas? Sportuoju. Ką dar? Šoku kartais. Nieko. Jeigu būnu su draugais, stengiuosi, kad neprailgtų mokslo metai. Geriu. Dar geriu. Tu nesimokau. Dar geriu. Nu, dar kartais pamiegu. Piešiu. Sarnu būnu. Valgau, geriu, sportuoju, papusiuosi, žaidžiu. Ką žaidi? Žaidžiu ką? Su savim kartais krepšinį. Mėgstu žiūrėti televizorių. Kai kada numegzti ką nors. Ne prie kompų, būnu pas mergų varau. Ką dar? Facebook'e sėdžiu. Tai kada planuojate baigti mokyklą? Nežinau, gal po 8. Kiek metų? Po 10 metų. Tikrai negreit. 15? 15 metų. Na? Grubiai paėmus po 10 metų. Neįsivaizduoju. Po 10 metų. 7 metų. O esu negreit. Kiek metų? Po 10 kažkur? 25 metų. Tai maždaug. Kitas klausimas. Nežinau. Kuo žadate tapti baigę mokyklą? Gal košerė, gal. Gal direktorius? Zootechnikas apsiklintojas. Šlavėjas. Mokytojas. Mokytojas. Jo. Politikas. Šiukšlių vežėjas, gal. Karvių vaisių. Apsiklintos. Turbūt mokytojas. Santechnikas. Vyras akušeris. Super. Šiek tiek asmeniškas klausimas. Kada planuojate, pavyzdžiui, susilaukti vaikų? Koks pusmetis po egzaminų? Ai, jie jau dabar turi. Nu, tai kada antrą? 6. Nu, nežinau. Kai baigsiu mokyklą. Nusprendėme įsiaiškinti ir mokytojų nuomonę. Taigi, ką patartumėte abiturientams per egzaminus? Stovėti ant galvos per egzaminą. Ar žinote, kiek litrų vandens per dieną turi išgerti žmogus? Kiek litrų vandens maždaug reikia išgerti per dieną? 6 salos. Dėkojame dvyliktokams ir visoms mokytojams ir mokytojams už atsakymus. Ir mūsų žurnalistai padarė tokią išvadą, kad vis dėlto blogiausiai besimokanti klasė yra 4 GC. Taigi tuo ir mes pabaigsime šią laidą. Ačiū už dėmesį.